Labas, šiandien stebėsim, kas vyksta tarp JAV ir Kinijos, ko jie kovoja ir ko nepasidalina. Pasiaiškinsim, koks likimas nusimato TikTokui Amerikoje. Taip pat papasakosiu apie Hok2 merginų įmestus kaltinimus ir kur gyvena labiausiai prasiskolinę lietuviai. Žiūrim. Įtampos tarp JAV ir Kinijos tik įsibėgėja ir panašu, kad artimiausiu metu matysim vis daugiau žiežirbų bei pagalių kaišymų į ratus. Ypač stiprėja technologinis karas tarp šių dviejų supervalstybių. Kinija pranešė pradėjusi tyrimą prieš vieną vertingiausių pasaulio kompanijų Nvidia. JAV technologijų milžinė kaltinama galimais monopolijos įstatymo pažeidimais. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad čia tik lengvi bandymai papurtyti lustų gamybos gigantę, turint omeny, kad JAV ir Kinijos kova puslaidininkių rinkoje tik stiprėja. Tačiau iš tiesų šis tyrimas ko gero yra pasiekmė visų kitų šalia sekančių įvykių. Kinai tyrimą prieš Nvidia pradėjo po to, kai JAV įvedė dar griežtesnius eksporto apribojimus įvairioms įmonėms, įskaitant kinų lustų gamintojus. Kinai suskubo atsakyti į šios veiksmus, apribodami tokių mineralų kaip galio, germanio ir antimono eksportą į JAV. O šie elementai yra būtini technologijų ir gynybos pramoniai. Skaičiuojama, kad toks draudimas Amerikai gali kainuoti milijardus. Tai va tokie reikalai, o Trumpas dar net oficialiai negrįžo į Baltuosius rūmus. Kai Trumpas po inauguracijos oficialiai grįš į tuos Baltuosius rūmus, pamatysim dar daugiau įdomybių. Ir tai tikėtina paveiks ne tik Kinijos ar JAV santykius, bet ir Europos ekonomiką. Tai šiaip jau nėra ko ir laukti, ir žiūrėti, ar čia gerai bus, ar nelabai. Saugiausia yra pačiam užsitikrinti, kad turėtum pinigų. Jei staiga reikalai pasisuktų ne visai tinkamai. Ir taupyti nėra labai sudėtinga. Skandalų persekiojamam socialiniam tinklui artėja paskutinioji Jungtinių Amerikos valstijų rinkoje. Dar balandžio mėnesį JAV galutinai apsisprendė, kad 25 sausio 19 TikTokas bus uždraustas jų šalyje, išskyrus atvejį, jei socialinis tinklas bus parduotas. Nors TikTok ir ją valdanti bendrovė ByteDance tai neigia, JAV valdžia įstikinusi, kad ši platforma turi ryšių su kinų valdžia ir taip gali kelti grėsmę JAV nacionaliniam saugumui. TikTok nesenai pralaimėjo bylą dėl įstatymo panaikinimo, o dabar pateikė prašymą sustabdyti įstatymo įsigaliojimą. Bendrovė sako, kad draudimas turės skaudų poveikį. Platforma naudojasi apie 170 milijonų amerikiečių. Ar pavyks TikTok išlikti Amerikoje priklausys ir nuo Donaldo Trumpo. Išrinktasis prezidentas yra žadėjęs išgelbėti socialinį tinklą nuo draudimo. Bet su Trumpugi niekada negali žinoti. Kriptovaliutų mėgėjai jau ne kartą yra pasimovę ant vadinamųjų pump and dump schemų. Strategijos, kurios metu kriptovaliutos ar akcijų kaina yra dirbtinai padidinama naudojant socialinius tinklus, influencerių ir kitų garsenybių reklamą, vardą ir panašiai. O kai kaina pakankamai išauga, pradiniai reklamuotojai ir investuotojai parduoda savo turimus aktyvus, gaudami milžinišką pelną. Tai vat panašių kaltinimų sulaukia interneto sensacija Hailey Welch, geriau žinoma kaip Hok2 mergina. What's one move in bed that makes a man go crazy every time? Oh, you gotta give him that Hok2 and spit on that thing, you get me? Jos pristatyta Hok kriptovaliuta iš pradžių pasiekė $490 milijonų rinkos vertę, bet per kelias valandas krito daugiau nei 95%. Garsus youtuberis, dažnai atskleidžiantis įvairias sukčiavimo schemas, CoffeeZilla apkaltino Hok2 merginą nedorais dalykėliais. Tačiau pati interneto sensacija neigia pardavusi kriptovaliutą. Meme coins, kokia šiuo atveju yra ir Hok, dažniausiai pritraukia investuotojus dėl savo žaismingumo, tačiau yra labai rizikingos. Be to, tai ne pirmas kartas, kai įžymybės yra kaltinamos prisidėjusios prie pump and dump schemų ar tiesiog apgavusios patiklius vartotojus. Panašių kaltinimų yra sulaukę ir, pavyzdžiui, Loganas Paulas ir Kim Kardashian. Žinai, kada gresia pasimauti ant tokių dalykų? Kai darai tai, ko nesupranti, esi naivus ir nori staigiai uždirbti. Nemokamas ūris, žinai, kur būna? Tai prieš neriant į visokias kripto džiunglės, meme coinsus ir panašiai būtų naudinga pirmiau pagerinti savo finansinio raštingumo lygį. Tai išmokti valdyti savo finansus, žinoti, kokie iššūkiai ir problemos gali laukti ir kaip su jomis tvarkytis. Dėl to siūlau ateiti į konsultaciją ir apie šitos dalykus pasikalbėti. Video aprašyme rasi testą, jis padės nustatyti tavo finansinio raštingumo lygį, atlik jį, o tada registruokis į konsultaciją. Jeigu tau yra iki 30, labai tikėtina, kad tu nespjauni į Reddit platformą. Tiesą sakant, jeigu tau ir virš 30, gali būti, kad irgi nespjauni, nes Redditu naudojasi įvairaus amžiaus ir profesijų žmonės. O dar labiau Redditas gali išpopuliarėti po to, kai jį teigiamai įvertino Morgan Stanley analitikai. Jie tikina, kad Reddit turi didelį potencialą augti, gali pasigirti stiprių vartotojų įsitraukimu ir didėjančiomis reklamos galimybėmis. Analitikai pabrėžia, kad Reddit gali savo konkurentus aplenkti pagal platformoje praleidžiamą laiką ir reklamos pajamas. Prognozuojama, kad Redditui kiti metai bus geri. Jau ir dabar platforma pasižymė optimistiniais skaičiais. Redditas šiemet augo 20% greičiau nei prognozuota. Bendrovė taip pat pristatė naują paieškos funkciją, kuri leidžia internautams gauti apibendrintus atsakymus iš Reddit diskusijų su nuorodomis į papildomą informaciją. Po tokių analitikų vertinimų rekordinės aukštumas šoko platformos akcijos.
Tikėtina, kad jos augs ir toliau. Mat tikimasi, kad Redditas stiprins pozicijas rinkoje per partnerystę su dideliais žaidėjais, įdiegdamas dirbtinio intelekto funkcijas ir naujus reklaminius įrankius. Ar saldumynų rinką gali užvalyti mega gigantišką saldainių įmonę? Visai realu. Mondelez kompanija, kuri gamina Oreo ir Cadbury, svarsto apie galimybę įsigyti savo konkurentę Hershey. Hershey irgi nepeščia, gamina KitKat, Reese ir kitus populiarius produktus. Jeigu toks susijungimas įvyktų, tai būtų sukurta neabejotinai viena didžiausių saldainių bendrovių pasaulyje. Ir nors kol kas dar nėra jokio užtikrintumo, kad šios kalbos tarp dviejų įmonių galėtų baigti sandoriu, rinkose jau jaučiami pokyčiai. Po pranešimo apie Mondelez domėjimąsi Hershey, pastarosios bendrovės akcijos pakilo 15%, o kad bendrovės gali norėti susijungti, irgi neturėtų stebinti. Mat pastaruoju metu stebimas mažesnis vartotojų susidomėjimas nesveikais užkandžiais. Ekspertai spėja, kad jeigu Mondelez įsigytų Hershey, tai būtų galima sustiprinti pozicijas ir suteikti daugiau galimybių plėstis Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvos antstolių rūmai pirmą kartą sudarė skolų žemėlapį ir jis parodė įdomių faktų. Lietuvoje įsiskolinimo lygis skirtingose savivaldybėse skiriasi net kelis kartus. Pavyzdžiui, didžiausias pradelstų skolų kiekis fiksuojamas pasienio regionuose su Rusija ir Baltarusija. Pavyzdžiui, Pagėgių savivaldybėje pradelstų skolų skaičius 1000 gyventojų yra 900, Varėnos ir Šalčininkų apie 700. Kiekvienam minėtų savivaldybių gyventojų vidutiniškai tenka po 127 eurus nesumokėtų administracinių baudų. Tuo metu šalies vidurkis yra 50 eurų. O štai Birštono, Utenos rajono ir Palangos pradelstų skolų skaičius 1000 gyventojų mažiau nei 300. Antstolių rūmai pabrėžia, kad pradelstų skolų paplitimas susijęs ir su tuo, kaip smarkiai tų savivaldybių gyventojai yra linkę dirbti nelegaliai. Mat tokiu atveju skolų išieškoti neįmanoma. Vidutinė antstoliams išieškoti perduotos skolos suma praėjusiais metais Lietuvoje buvo 2651 eurus. Atsimenat, kai pasakojo apie meno kūrinį Bananą parduotą 6 milijonus? Galvoja daug? Tai ką tada pasakysit apie rubino spalvos batelius, kurie aukcione buvo parduoti už 28 milijonus dolerių? Aišku, bateliai neeiliniai. Juos aktorė Judy Garland nešiojo Ozo šalies burtininko filme 1939-aisiais, kai būdama 16 suvaidino Dorotę. Beje, bateliai 2005-aisiais buvo pavogti iš muziejaus, tačiau po 15 metų FTB pavyko juos susigrąžinti. Legendiniai bateliai ne kitaip. Ant tiek legendiniai, kad iš pradžių prognozuota, kad jie turėtų pasiekti kokių 3 milijonų dolerių kainą, bet perspėvė visus lūkesčius. Šiandien tiek laidoje, milijonų neprašom, bet vienas kitas like, share ir subscribe tikrai nepakenktų. Pasimatom neužilgo.